Tęsime mūsų formą ir dabar turėsime paskutinę šiandien diskusiją. Kaip matote, iš kėdžių skaičiaus čia bus milžiniška diskusija, truks jinai valandą laiko. Vėlgi turėsite galimybę pateikti klausimus, bet kadangi visus mikrofonus įsidalins dalyviai, tai klausimus prašau pateikti per Slido, per šitą QR kodą arba įvedus formas 24. O aš dabar nieko nelaukdamas kviečiu mūsų diskusijos dalyvius. Diskusija vadinsis kultūrinio verslumo regionuose receptas. Kultūrinio verslumo regionuose receptas, svarbus žodis yra regionuose šį kartą. Ir kviečiu Lietuvos Respublikos kultūros viceministrą Rimantą Mikaitį. Rimantai, prašau. Užimkite. Lietuvos kultūros tarybos vadovė Asta Pakarklytė. Labą dieną, Asta, prašau čia. Lietuvos savivaldybių asociacija, Neringos vicemeras Narūnas Lendraitis. Čia, prašau. Teatro ir operos režisierė, prodiuserė Dalia Ibelhauptaitė. Prašau. The Critical tyrimų ir strategijos komandos vedlys Eugenijus Kaminskis. Ir žurnalistas, televizijos prodiuseris, keliautojas Vytaras Radzevičius. Pasidalinkite mikrofonus po du, taip va jums padėta yra po vieną mikrofoną dviems. Tokios bus šiandien mūsų savotiškos taisyklės. O aš iš karto galbūt pradėsiu nuo pasiūlymo kiekvienam iš jūsų, nežinau kokią eilės tvarką norėtumėte, pradėti savo įžanginius pasisakymus pagrindinė šios dienos tema – kultūrinio verslumo regionuose receptas. Nežinau, gal Rimantas pirmiausia apie tą receptą? Ar girdisi? Taip, pažiūrėkim. Ar girdisi? Girdisi, taip, prašau. Tai laba diena visiems. Na ir pirmiausia noriu padėkoti forumo organizatoriams ir moderatoriui ir visiems pranešėjams iš tikro už labai tokius solidžius pranešimus ir labai skirtingus, labai įtraukiančius ir iš tikrųjų, kiek teko per pertrauką pasidalinti, apsikeisti nuomonėm, tikrai daug sužavėtų žmonių. Tai ačiū organizatoriam, o kalbant dabar apie kultūrinio verslumo receptus regionuose, apie šios diskusijos temą, tai turbūt reiktų pradėti nuo to, ką ministerija veikia, kokios yra iniciatyvos arba kokie kuriami instrumentai. Tai aš tiesiog norėčiau įžangai pasakyti, kad būtent kultūros keliai yra vienas instrumentas. Kultūros keliai, jeigu vėlgi žiūrėti statistiką arba Europos tarybos kultūros kelių, kurių yra sertifikuoti 47 berods šiuo metu, tai jie tęsiasi 90% būtent per regionus, per kaimiškas vietovės ir tai yra galimybė pritraukti turistus pirmiausia, piligrimus ir be abejo tai yra galimybė vietiniams verslams, kūrėjams ir vietiniai bendruomeniai ieškoti sąveikos ir realizuoti savo tuos sumanymus ir galimybės. Kitas galbūt, apie Lietuvą kalbant, mes iš tikrųjų turim jau reglamentavę ir parengę visas reikalingas pataisas, priėmė tiek įstatymo, tiek aprašo sertifikavimo. Turim 2 nacionalinius sertifikuotus kultūros kelius, tai yra Čiurlionio kelias ir Vėtrungių kelias. Vieną regioninį, tai 5 kūrėjų kelias, pats naujausias, jungiantis Panevėžį, Biržus ir Rokiškį. Ir iš tikro norėtųsi, kad visi kurie turi idėjų, jaustųsi drąsiau, nes yra numatytos ten ir paskatos, ir, sakykime, ministerijos patvirtintoj pažangos programoje yra tokios priemonės, kurios finansuojamos būtent kultūros kelių prisistatymo renginiai ir kultūros paveldo departamento kultūros paveldo sklaidos programa, kur vėlgi galimybė aplikuoti. Ir netgi, jeigu yra paveldo objektai kultūros kelyje, tai jie teikdami paraišką tvarkybai į paveldotvarkos programą, jie gali tikėtis papildomų balų, jeigu yra kultūros kelyje. Tai formuojam tokią sistemą, tai čia vienas gal instrumentas. Kitas, tai kadangi ką tik pakalbėjom su
vienu iš iniciatorių čia sėdinčių diskusijoje, būtent gerbiamu Kaminskiu, tai buvo tokia pradžia ir šalia jo sėdi jau praktiškai gyvendinantis projektą Vytaras. Tai buvo tokia pradžia, buvo būtent finansuotas projektas iš Europos ekonominės erdvės, tos kūrybiškos vietokūros, buvo atrinkti 5 projektai, vienas iš jų Merkinėje, aš manau, išgirsim ir praktinių, kaip sakant, praktinio įgyvendinimo patirčių. Čia šiandien tai ir tik noriu pasakyti, kad tas projektas į pabaigą, bet ministerijoje jau mes įvertinę, sakykime, kad reikalingas tęstinumas, jau išdėliojom lėšas, numatėm tam 3-mečiam būsimam biudžete, jau šiemet turėtų būti aprašytos tos finansuojamos veiklos ir manau, kad dar pratęsim šito kūrybiškos vietokoros mechanizmo, sakykime, pristatymą, viešinimą ir tuo patirčių kaupimą, nes iš tikro reikia, kad daugiau apie tai sužinotų ir kad, nes pats mechanizmas, pats instrumentas yra be galo įdomus ir toks, kuris iš tikrųjų sukuria tą sąveiką tarp kūrėjų, verslininkų, vietos bendruomenės, savivaldos ir iš tikrųjų leidžia atradus tas unikalias vietas, jas aktualizuoti ir, sakyčiau, kurti tos vietos, tos vietovės, tam tikrą tapatybę. Tai yra tų receptų, instrumentų, mes ties tuo dirbam ir matom tas gerasias pusės ir linkę jas tobulinti ir finansuoti. Asta, kokius jūs matote receptus regionams? Ką galėtumėte jūs pasiūlyti? O galėčiau prieš tai pasidžiaugti platesnėme kontekste. Be abejo. Ačiū labai. Labai džiaugiuosi, kad suspėjau paklausyti svečio iš Jungtinių valstijų ir nusifotografavau skaidrę apie Ajovos valstiją, kuri buvo palyginta su Lietuva visų pirma dėl to, kad turi panašų gyventojų kiekį. Ir beje, svečias minėjo, kad duomenys yra tikrai labai svarbus, tai duomenų Lietuva yra sukaupusi be galo daug. Ir trys skaičiai iš Ajovos ir iš Lietuvos. Tai nežinau, ar prisimenat, nežinau, ar nusifotografavot, tai dar kartą. Ajovos valstijoje kūrybinių industrijų sektorius, pačia plačiausia to žodžio prasme, sugeneravo 5 milijardus dolerių apyvartos. Tuo tarpu Lietuvoje tas vėlgi labai plačios apimties išplėstinės savokos kūrybinių industrijų sektorius, įtraukiant ir menus, sugeneravo 6,1 milijardą eurų. Jeigu paverčiam tai dolerius, gaunasi 6,6 milijardo dolerių. Valio. Toliau, 2,1% BVP Ajovoje, 9% BVP Lietuvoje. Man tai čia jau iš karto yra visiškai neįtikėtini duomenys ir skaičiai. Ir dar vienas, 42 tūkstančiai darbo vietų Ajovoje, 100 tūkstančių darbo vietų Lietuvoje. Aš manau, kad reikia tiesiog labiau įvertinti, ką mes turime, ką mes pasiekėme, nes visada, kai gaunu kvietimą į diskusijas, galvoju, kokią problemą čia reikia išryškinti, kas yra vis blogiausia ir ką reikėtų aptarti, bet kuo daugiau bendrauju su kolegomis iš įvairiausių užsienio valstybių, tuo labiau suprantu, kad mes tokią pažangą padarėm ir jau net aš kartais galiu pasigirti ir pasakyti, žiūrėkit, mes per 10 metų pasiekėm štai tokius skaičius, štai tokius dalykus ir panašiai. Tai ačiū, kad leidote už šitą trumpą įžangą, tikiuosi buvo aktuali. Dabar receptas regionam. Tai galima kalbėti labai daug, nes per Lietuvos kultūros tarybą plūsta tikrai labai daug duomenų, bet norėčiau pradėti nuo visiškai bazinių dalykų A, B, C. Kadangi stengiuosi keliauti po Lietuvą, užsukti į vairiausius miestus, miestelius, ką aš pastebėjau ir su kuo aš susidūriau ir ko aš niekaip nesuprantu ir man tai nesisieja niekaip su verslumo sąvoka. Pirma, savaitgaliais institucijos nedirba,
kartais nuvažiuoji, Google pasitikrini, kad ar tikrai dirbs, ar tikrai parašyta, kad dirbs, nuvažiuoji, o ten iškabintas ant matematikos sąsiuvinio raštelio ranka parašytas, atsiprašome, šiandien nedirbsime. Nuostabu. Antras, turėti galimybę atsiskaityti banko kortelėmis, nežinau, sugalvoti kažką, ar tuoj pat padaryti nuorodą, kaip galima būtų pervesti pinigus ir taip toliau. Tiesiog kartais būna komiškų situacijų. Užeini į kokią nors galeriją nedidmestyje, praneša, kad bilieto kaina yra 1 euras. Bet aš pavyzdžiui, labai dažnai neturiu jokių grinųjų pinigų ir aš neturiu to euro ir net į diskusiją tenka įlysti, kad ką dabar daryti. Tai man, kadangi menas rūpi, aš turiu kažkur eiti, važiuoti, atrasti bankomatą ir taip toliau. Bet taip tiesiog visiškai neverslu. Nežinau, ar turėčiau toliau lysti duomenys į milijonus ir procentus, galbūt diskusijos eigoje ir laukčiau tada kitų pasisakymų pagauti mintį vėliau. Narūnui mikrofoną perdagite, prašau. Aš matau, kad neringos vystimas yra sudėtingas klausimas, kad toliau vystyti ten nebėra kur jau turbūt, ar ne? Bet vis dėlto į aukštį, sako Vytaras. Tai labą dieną visiems. Iš tikrųjų visų pirma, dėkoju už pakvietimą dalyvauti šitame forume. Tikrai buvo labai įdomus pranešimai. O dalį jūsų pranešimas tai visiems nurovė stogus iš tikrųjų. Žinot, mums politikams ir biurokratams yra įprasta kalbėti labai sausai, neįdomiai. Ir kaip tą rūbą nusimesti, tai Dalia kaip tik gyvai tai pademonstravo. Iš tikrųjų, ačiū Jums, buvo labai įdomu. Aš šiandien atstovauju Lietuvos savivaldybių asociaciją ir tiesą pasakius nežinau, ar man vis dėlto truputėlį daugiau pasakoti apie Neringos atvejį, ar bendrai apie situaciją Lietuvoje, vietos savivaldos lygmenyje. Gal bendriau, sakyčiau. Bendriau, gerai. Bet nesupykite, ryti vis tiek Neringos atveju aš neaplenksiu, nuo jo nepabėgsiu, nes esu gimęs augęs šitoj stebuklų žemėje. Man tai, kas vyksta Neringoje, yra be galo brangu. Visų pirma, žinote, mūsųse yra įprasta manyti, kad regioninė kultūros politika arba kultūra regionuose tai yra daugiau mažiau apie tai, ką daro savivaldybių kultūros įstaigos, turiu galvoj centrai, muziejai, bibliotekos, yra visokių situacijų. Yra, sakykime, muziejų ir bibliotekų ar centrų, kurie veikia labai šiuolaikiškai, yra, kurie, sakykime, tarsi sustabarėję, sustingę laike. Ir kartais galvoju, kad tą lemia bendrai mūsų teisinė sistema. Aš puikiai suprantu, kad vietos savivaldai, bendrosios kultūros ugdymas, etninė kultūra tai yra savarankiškoji funkcija. Ir kaip taisyklė, taip jau atsitinka, kad, žinote, šitai sričiai lieka, jau kai tas, sakykime, biudžeto pyragas yra padalinamas visiems kitiem. Kai išspręstos kelių problemos, kai, sakykime, sveikatos apsaugos sistema aprūpinta, ar išspręsti socialinės rūpybos klausimai, švietimas aišku, bet kultūrai duosime tiek, kiek liks. Aš po, sakykime, tam tikros stažuotės Klaipėdoje, kurioje beje irgi vyko labai nuostabus procesai. Kodėl Klaipėdos atvejį miniu? Nes būtent nuo 15 metų mes, kaip ir Kaunas, rengėmės Europos kultūros sostiniai. Iš tikrųjų, tai buvo, beprotiško intensyvumo laikotarpis. Taip mums nepavyko, bet ką mes padarėme kartu su Neringos ir Palangos bendruomenėmis, to kultūriniu tripoliu, mes sugeneravome pagrindinės kultūros vystymo kryptis. Mes pasakėme, kad provincijose turi būti ir profesionalaus meno. Provincijose turi būti kuriama, menininkų rezidencijų sistema. Provincijose reikia pokyčio, reikia naujų veikimo būdų, reikia naujos vadybos, reikia naujos rinkodaros. Tai visą tą patirtį atsivežiau grįždamas į Neringą ir ką mes padarėme? Vėlgi, sėdome prie stalo su visa kultūros bendruomenė, turiu galvoj tiek biudžetinį kultūros sektorių, tiek nevyriausybinės organizacijas, be jokios abejonės verslą, švietimą ir kalbėjomės. Klausykit, kokių mums pokyčių reikia? Ką mes norime padaryti šioje žemėje? Aišku, pati iš savęs Neringa, kaip aš sakau, tai yra kultūrinio turizmo laboratorija. Ten visa tai, ką sugeneruoji kultūrinio meninio turinio prasme,
formuoja trauką. Iš to, sakykime, verslas gauna pajamas, biudžetas, tiek savivaldybės, tiek valstybės biudžetas mokesčius. Bet mes norėjome, kaip jums pasakyti, kad mūsų savivaldybėje būtų ir profesionalaus meno. Ėmėmės drąsių žingsnių, taip pasakysiu, ir kažkuria prasme avanturizmo. Sakėm, žiūrėkite, neužtenka mums tiek, kiek, sakykime, yra krapijama. Iš tikrųjų, jeigu mes norime pokyčių, mes turime keisti projektų finansavimo sistemą, turi būti trimečio finansavimo modelis, turi būti menininkų stipendijos ir panašus dalykai. Ta pavyko mums padaryti. Nereikia galvoti, kad pasirengi ilgalaikę strategiją iki 30 metų ir staiga viskas veikia. Ne, visko buvo. Reikėjo ir taryboje apsinginti, reikėjo kolegoms įrodyti, bet aš džiaugiuosi, kad visa tai davė apčiuopimų vaisių. Čia dabar miniu tai ne dėl to, kad norime labai pasigirti, bet tai yra objektyvūs duomenys. Kultūros indekse mes 2 metai esame 2. Aš šiaip galvoju, kad tobulėjimui yra labai daug erdvės. Todėl sakau, kad pakeliui yra dar tokių ambicingų projektų, kaip, sakykime, modernaus meno muziejaus buvusios Vasaros estrados vietoje suprojektavimas ir pastatymas. Mes jį planuojame būtent koncesijos būdu. Mes galvojame pritraukti verslą. Nes iš valstybės, iš europinių fondų esame gavę pakankamai lėšų kultūros infrastruktūros modernizavimo ir kūrimui. Todėl atėjo laikas pasireikšti verslui. Vėlgi nebuvo labai lengva, reikėjo įrodyti tarybai, kad, žiūrėkite, mes pasiryžę kiekvienais metais būsimam operatoriui, kuris susiprojektuos, pastatys modernaus meno centrą, mokėti po 350 000, nes, kitaip ekonomika nesigautų. Ten aišku, viskas yra orientuota, tai yra orientuota į šiuolaikinius vizualiuosius menus, ten bus galimybės pristatyti mūsų Nidos dailininkų kolonijos kūrybinį palikimą, neturime infrastruktūros, tai turėsime dabar. Tikiuosi turėsime, nes neužilgo skelbsime koncesijos konkursą. Žinot, prisirašęs esu labai daug, aš tiesiog galvoju, kad, beje, dar viena tokia tema arba akcentas, vėlgi, pokyčiai neateina be, sakykime, jaunosios kartos ugdymo. Ir mes rudenį pradėsime tokias klasterinės ugdymo programas, tai yra kūrybinių industrijų, gamtamokslinio ugdymo, meninio ugdymo ir darysime intervenciją į formalų ugdymą, bandysime kelti mūsų mokytojų kompetencijas, kad jie ieškotų sąryšių tarp kultūrinio meninio turinio ir, tarkim, matematikos, fizikos ar, nežinau, kitų dalykų. Tai tas yra pakeliui. Aš manau, kad tokiu būdu mes išspręsime ir mūsų gimnazijos problemas, nes vaikų skaičius mažėja. Beje, jeigu čia auditorija yra vaikų, tai yra tėvų turinčių vaikų, kurie nori patirti, sakykime, neeilinę galimybę gyventi ir ugdytis Neringoje, tą kviečiu daryti, nes mes tikrai kviečiame, yra atviri kvietimai. Tai manau, kad ateitis yra būtent mūsų jaunosios kartos ugdyme. Ir, nežinau, galbūt po to bus klausimų, tai bus galimybė gal šiek tiek daugiau papasakot. Narūnui gavosi vis tiek Neringos reklama daugiau. Tai jo, gavosi. Labai atsiprašau, dėl to nepavyko pabėgti nuo Neringos failo. Aš supratau taip, štai ką Rastas sakė ir Narūnas, kai kažką girdžiu, tai šiaip viskas gerai. Išskyrus, kad pirmadieniais nedirba įstaigos. Ir muziejai savaitgaliais nedirba. Beje, toj pačioje Neringoje dar visai neseniai žiemos sezonu, kada muziejus nedirba savaitgalį. Kada vieninteliu metu ten gali būti kas nors šiaip ateiti gali. Dalia, bet jūs esat sakius, reiškia, man atrodo, kad buvo toks pasakymas, nežinau, tik skambėjo žodis provincija, bet kad provincija neretai Londone, Vilniuje. O nėra taip, kad regionų visi tie vystymo dalykai, jie pirmiausia nuo sostinės prasideda. Ir problemos nuo ten. Ten mąstymą reikia keisti. Aš manau, kad viskas nuo galvos prasideda. Tai matyt būtų nuo sostinės, aišku, bet čianai, žinot, aš visą savo darbų, aš galvoju, kad aš turėjau 2 variantus. Arba bandyti pakeisti galvą, kultūros ministerijoje, pavyzdžiui, požiūrių į nevalstybinės organizacijas prieš 20 metų. Matyt, iššokau su ta idėja per anksti, nes dabar labai džiaugiuosi, kad labai dideli pokyčiai fantastiniai yra. Tai iš toj vietoje arba tu padedi pastangas keisti galvą, bet aš ryti visą laiką laikiausi požiūrio, kad, geriau tuo kitų aplinkinių būdų ir dirbti ir įrodyti savo veiklą.
Tai šitoj taip sutinku dėl galvos. Man kartais labai, trūko visos tos, aš neskau, kad dabar aš negaliu kalbėti apie šią dieną, bet man trūko tokių, labai ryškių, infrastruktūrinių dalykų, tokių dabar, aš kaip pažiūriu, man tikrai nuostabu, kad yra ir tokios programos, ir tokios, ir kitokios, bet, pavyzdžiui, prieš 20 metų tų programų net nebuvo, net, žinai, buvo viena ir joje buvo visi toje programoje. Tai šitie pokyčiai yra puikus, bet aš, žinokit, visieną regionuose visiems duodu nepaprastai didelį patarimą. Nereikia laukti, nes jeigu jūs gausite tą pagalbą, tai yra fantastika, bet įjunkite savo regiono, mažos gatvės, mažo miestelio, miesto ar kažko tai verslininkus, kaimynus, žmonės, kurie gali kitus dalykus. Ir tą savo verslumu ir veikla ir kūrybą tuomet bus ką parodyti. Ir tada kitas dalykas, nebijokite apie tai pranešti, kaip jau kalbėjome mano pranešime. Žinokit, aš nebuvau dar Merkinėje, bet tai, ką daro Laisvė ir Vytaras, net aš žinau, o aš Los Andželį gyvenau. Tai jau žinokite, prašau, štai ir yra jų sėkmės receptas. Tai pasakokite tas istorijas, nes šiais laikais tai daryti yra labai paprasta. Ir dar vienas nedidelis receptukas, negalvokite, kad aš sėdžiu tenai prie kažkur tai ir apie mane niekas nežino. Kurkite unikalias, įdomias idėjas, kurios būtų įdomios bet kur. Ir dar vienas dalykas, nebijokite į tas idėjas prisikviesti iš tikrųjų tų žmonių, iš to miesto, iš galvos, iš to bet kur, iš Vilniaus, iš Londono, iš kažkur, nes kartais atrodo taip, aš negaliu pakviesti to solisto, nes pembam, jisai dainuoja tenai didžiausiose teatruose, bet žiūrėkite, kiek mes prisikviečiam jų į Vilnių, kiek mes prisikviečiame patirčių, kalbėtojų, talentų, kitų. Aš vakar buvau filharmonijoje. Genijus pianistas grojo. Tai ką noriu pasakyti, jam matyti tam pianistui genijui, filharmonijoje laukia, nežinau, kelis dešimtmetį ar kažkiek. Jam matyti filharmonija Vilniuje yra ir provincija. Supranti, čia pagal mastelį visur. Bet žinokite, pavyzdžiui, man niekas dar nepristatė fantastinės idėjos ir sakytų, Dalia, o tu atvažiuok. Nes aš tai atvažiuočiau, svarbu, kad idėja būtų fantastinė. Visi girdėjot, čia pažadas. Čia buvo pažadas. Bičiuliai, jūsų klausimai taip pat labai laukiami. Narūnas jau turi vieną, manau, įtarę, apie ką klausimas bus. O visiems kitiems taip pat nepamirškite pateikti savo klausimus. Ir dabar aš noriu duoti žodį Eugenijui. Taip, sveiki, visi malonu būti tokioje garbingoje kompanijoje. Tai girdėjom ir tokį politikos žvilgsnį ir turim praktikų, Vytaras dar pasipasakos ir žmonių viduje. Tai aš gal kalbėsiu tokio tyrėjo žvilgsniu. Labai gerbiu žmonės, kurie daro, jau Vytarai sakiau prieš tai. Tai aš toks labiau stebėtojas, iš arti. Gana tenka būti ir politikos kūrime, ir su bendruomenėmis, ir su kūrėjais, ir nevyriausybiniu sektoriu. Tai apie receptus, tai nėra jo vieno. Bet teko susidurti su tokiais, kurie buvo skanesni, tarkim, gal patiekalai negu kiti. Tai aš manau, kad savokose ir kalboje nemažai dalykų slypi. Tai tas, visų pirma, kai kalbam apie regionus, manau, kartais užsidarom ir tokį žodį naudojam dažnai nesuprasdami, kas jis yra. Nes ta problematika, apie kurią mes kalbam, ir šitame forume taip pat Dalios gerbiamos klausydamas aš linksėjau, nes visa tai ir verslo pasaulyje galioja, ir šeimoje, ir edukacijoje, žodžiu, tie dalykai labiau universalūs. Ir regionų savoka ta pati. Lietuva yra regionas, mes turim etninius regionus, turim 10 apskričių buvusių dabar regionų.
regionus ir tam pačiam Kaune, nežinau, Žemųjų Šančių ar Vilniuje Pilaitės problematika yra ta periferijos tokia problematika. Tai galvat čia net neužsidaryti ir kažkaip savęs nenuvertinti, kad regionės problemos yra kažkokios specifinės ir labai unikalios tik tai regionuose esantiems žmonėms ar kuriem. Tai tas labai išlaisvina ir padeda matyti, va tie geri receptai gali būti ir mieste, jeigu mes kalbam apie tą jungimą, ką gali daryti kultūra, kaip pats sakei, praeitį, dabartį ir ateitį jungia. Leonido Donskio buvo mintis. Tai puikiai išsireikšta ir Panevėžio atveju kalbėta buvo nemažai, ką jungia kultūra. Tai kultūra jungia ir skirtingas disciplinas ir mūsų visuomenės iššūkius. Tai tie, kurie nemastė, kad yra regione, paprastai dažnai jiems geriau sekėsi ir kurie kultūrą įsidarbino ir pasikinkė plačiaja prasme, neužsidarė vienoje srityje, specifiniai meno srityje ar kultūros, o į kultūrą pažiūrėjo plačiau, horizontaliau ir tai atveria ir jungia daug dalykų. Tai tas jungimas labai veikia ir va čia, ką kalbėjo Švenčionėlio atveju Aurimas, apie, kad yra daug erdvės regionas, yra daug ką daryti ir žmonių daug yra, nors atrodo tuštėjantis jie, bet tie, kurie ten yra, va, tie varikliukai ugnies turintis, juos sujungiant, kur seniūnas yra ir, nežinau, bendruomenės pirmininkas, o turizmo informacijos centro darbuotojas yra ir menininkas ir taip toliau, tai va, tų žmonių sujungimas per kultūrą irgi dažnai veikia, tai va, nematyti taškiškai, taip izoliuotai, bet kaip ekosistemos dalyje. Ir verslumas, mes kalbam apie verslumą ir šiokią tokią stigmą, kalbėti apie pinigus, bet kultūrinis verslumas, jisai kaip tik, aš manau, tą stigmą puikiai gydo ir parodo, kad verslumas nėra tik apie ekonomiką. Taip, būtina sąlyga, to yra kažkokie transakciniai mainai, bet visos kitos pridėtinės vertės, ką girdėjom ir iš mūsų svečių iš Amerikos, vietos įvaizdis, talentų pritraukimas, visi kiti dalykai irgi yra sunkiai suskaičiuojami, bet labai svarbus. Ir kas sugeba apie tai kalbėti, kurti istorijas, tai irgi geras receptas, labai puikus receptas veikti. Tai pradžiai tiek gal. Aš kaip televizininkas išgirdau Eugenijų sakant apie miestus, didelių miestų, mikrorajonus. Ir mes televizijoje žinome, kad štai pavyzdžiui žiūrovai gyvenantis Kauno Šilainiuose ir žiūrovai gyvenantis kur nors Vilniaus Pilaitėje yra panašus, bet jie skiriasi nuo tų miestų centrų žiūrovų. Ir mes neretai regioną matom, nežinau, Šlapaberžės, Šėtą, bet miegamieji ar vadinamieji vidiniai miestai, didelių miestų, taip pat yra visiškai turintis regiono savybių gyvenvietės, kurios kartais yra didesnės už Kauno Šilainėje, didesnė už Alytų, pavyzdžiui, yra, jeigu tai paėmus gyventojų skaičiumi. Ir mes visai nekreipiam dėmesio į šitos skirtumus ir neišnaudojam kartais jų. Kitam televizininkui žodis, Vytarai. Ačiū labai. Aš pagal įdegį tikrai iš provincijos, matot, atvažiavęs tiesiai iš miško ir šiandien džiaugiuosi, kad čia spėjau atvažiuoti dar į Luko Keraičio paskaitą, nes ten miške, kai sėdi, ne visada spėjai kažką padaryti. Ir savo įžanginiam žodžiui nutariau pasinaudoti Luko Keraičio patarimu ir įvedžiau į ChatGPT. Žodžiu, kultūros verslumo vystymas provincijoje. Ir gavau atsakymą, aš čia sutrumpinsiu, bet velnės, aš 5 metus tai galvojau, jis man atsakė per 20 sekundžių. Gali anksčiau atsirasti. Kultūros verslumo vystymas provincijoje gali būti iššūkis, tačiau tai taip pat gali atnešti daug naudos tiek vietos bendruomeniai, tiek kultūrinės veiklos organizatoriams. Sutinku, tikrai, laisvė gali patvirtinti. Ir štai keletą žingsnių ir strategijų, kaip tai pasiekti. Aš tik tai pavadinimus pasakysiu, kad negaiš laiko. Bendruomenės įtraukimas, numeris 1. Tikra tiesa. 2. Bendradarbiavimas su vietos valdžia ir verslu. Visiška tiesa. 3. Kūrybiškos erdvės. Absoliučiai. 4. Švietimas ir mokymai. Absoliutely. 5. Skaitmeninės technologijos. Internetinė rinkodara ir tie visi dalykai. Va, sėdi čia pirmailiai. Visiškai teisybė. 6. Kultūros turizmas. Nu, kaip pirštų į akį. 7. Sėkmės pavyzdžiai. Irgi neturiu ką pridurti. Visgi turiu ką pridurti. Pridėjau dar 2 punktus, kas mūsų atveju išryškėjo labai ir tas buvo labai naudinga ir svarbu. Tai 8. punktas būtų. Čia ne džabete sugalvoju. Dabar, kai pasakysiu, turbūt irgi atsiras. Vietos unikalumas. Išryškinimas vietos unikalumo, pasinaudoti tuo, kas ten yra. Na, tai yra tiesiog Dievo dovana, jeigu atrandi tokią vietą kaip 3 upių santaka. Ir 9. Tradicijų kūrimas ir atkūrimas, kurios tradiciškumas, tai
kaip Britai tai mėgsta ir kaip mes lietuviai irgi konservatyvūs gan esame, tai tradicijų sukūrimas pratina žmogų prie tam tikrų kultūros reiškinių, prie periodiškumo ir taip toliau ir panašiai. Ir taip lengviau patiems organizatoriams viską daryti. Tai būtų 9 punktai ir išvada ChatGPT yra tokia. Laikydamės šių strategijų galite skatinti kultūros verslumo provinciją, pritraukti daugiau lankytojų ir sukurti aktyvę, kūrybingą bendruomenę. Taškas. Galim skirstytis. Realiai, bičiuliai, galim skirstytis, kaip ir išspręsta viskas, ar ne? Kas norėtų pakomentuoti štai šitą Vytaro surastą ChatGPT tekstą? Kokios mintis kyla? Bet jeigu mano pasakysi, tai nesiskaitys. Kaip įstaiga dirbam tik savaitgaliais, bet nedirbam pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais. Ir kortelę atsiskaitinėjom nuo 1 sezono. Šaunuoliai. Eilutėse buvo, bet dar vis dėlto noriu akcentą suteikti kūrėjui. Bendruomenė, aišku, irgi joje yra kūrėjai, bet vis dėlto kūrėjai. Ir iš Lietuvos kultūros tarybos duomenų perspektyvos, mes matom labai didžiulius netolygumus, kalbant apie tai. Tai vis dėlto reikėtų matyti grįžti prie visiško fundamento. Vėlgi, grįžtu į pačią pradžią, ką mūsų svečias iš Jungtinių valstijų sakė, jog tai yra bazė. Žmogus yra visų industrijų, visų institucijų bazė. Ir, bandyti juos išlaikyti visų pirma. Išlaikyti turiu omeny ne kažkaip visų pirma finansiškai, o būtent toje gyvenamojoje vietoje, tada pritraukti ir taip toliau. Ir aš labai džiaugiuosi, kai išgirstu, kad tokios savivaldybės kaip Neringos skiria stipendijas. Tai yra labai, labai svarbu, nes visas valstybės biudžeto finansavimas, savivaldybių išlaidos kultūrai, viskas yra labai stipriai sukoncentruota į organizacijas, į institucijas ir juridinius asmenis ir tada kažkur jau, jeigu lieka, atsiranda žmogus, tai reikia viską greičiausiai apversti, nes, liks tik institucijos, sienos, kaip mokyklose. Taip, kaip dar galėtume papildyti ChatGPT? Jo, aš tai gal šiek tiek irgi Asta papildydamas, vėlgi jeigu kalbame apie kultūrinio verslumo vystymo dalykus regionuose, provincijose, patinka mums ar nepatinka. Taip sutinku, Asta, jūs teisi, iš tikrųjų reikia mums pritraukti talentus, mums reikia pritraukti kūrybinį potencialą, turbūt Neringa dėl to ir neatsitiktinai, atsiprašau Ryti, kad vėl miniu Neringą, neatsitiktinai iš tikrųjų skiria didžiulį dėmesį šiai sričiai. Ir nežinau kodėl, bet Asta nepaminėjo irgi dar vieną Lietuvos kultūros tarybos instrumentą, mano galva labai punkiai funkcionuojantį tolygios kultūrinės raidos programą. Ir mano galva tai yra vėlgi pagalba, sakykime, tom mažesnėm savivaldybėm pritraukti kūrėjus, pritraukti institucijas, skleisti profesionalų į meną būtent tose savivaldybėse. Ir tikrai, nes matote, didžiosiuose miestuose norime mes to ar nenorime, vis tiek yra ta pagrindinė valstybinių kultūros įstaigų koncentracija, daugiausiai aukšto mokslo institucijų ir būtent mums kaip valstybė reikia instrumentų, kad mes patrauktumėm į regioną visą tą kūrybinį potencialą. Nes apie žmonės, štai mes turime repliką iš salės, čia gal daugiau replika negu klausimas, pasikviesti žvaigždžių į regionus skamba smagiai. Stabdo 2 dalykai - finansų trūkumas ir žvaigždžių požiūris į regioną. Jeigu tai ne Vilnius, neverta, sakoma. Ar sutiktumėte su tuo? Telė sako, nesutiktų. Aš norėčiau čia į tą patį ir truputį kaip pakomentuoti. Aš kaip keliautojas pasakysiu, kad Lietuva, mes truputį labai skirstom tą miestas ir provinciją. Mano akimis žiūrint, Lietuva pagal gyventojų išsidėstymą, miestų tolygumą, lyginant net su kokia Latvija ar panašiai, mes esame pakankamai tankus nedidelių miestų tinklas ir gyvenvietės, tai tas tolygumas ir dydis valstybės mums leidžia nukakti iš vienos vietos į kitą labai greitai. Tai man trunka 1,5 valandos atlėkti iš miško į čia į Kauną, taip pat parlėksiu atgal ir tai nesudaro ten didelio įspūdį, kaip čia
sąnaudų, nes kiti važiuos po konferencijos į Kauno priemiestį arba į Neringą, tiek pat panašiai. Tai tas yra toksai atskirtinumas, man atrodo, iš vis yra truputį perkeltas dalykas, perkeltinė prasme. Aš nesakau, kaip ten prie Ruso sakydavo, kad sulyginkim miestą su kaimu, bet Lietuva, mano galva, bent tai, ką aš matau aplinkui arba savo burbulę, gal tik tai tas tolygumas atsiranda vis didesnis, vis daugiau žmonių keliasi gyventi į mažesnės vietas, pavadinkim taip, nes tai transporto klausimas nekelia didelių rūpešių. Ir būtent tas atskirtis, kaip mes mėgstam sakyti, didmiestis ir, nors kas pas mus didmiestis ir aš nežinau. Tai yra ir atskirtis nuo vadinamos provincijos, aš labiau linkęs sakyti periferija, tik pagal geografinį tokį supratimą. Tai jinai neturi būti per didelė ir tos vadinamos žvaigždės ar kūrybingi atlikėjai ir visa kita jos gali pritraukti nebūtinai gyventi, bet jie gali labai lengvai būti įtraukti į tą atvažiuodami, pagyvendami, įsitraukdami kažkokiais nuotoliniais būdais ir panašiai, kad tai, manau, tikrai nėra didžiausia problema. Aš konkrečiai tik apie savo atvejį, kad būtų problematika kažkokia iškelt, tai pasakysiu patys, su kokio mes esam dalykai susidūrę. Tai pirmas dalykas, nenumatytos sąlygos, kurių vis atsiranda kažką darant toje periferijoje, tarkim, tavo objektas, kuriame tu operuoji, yra ant archeologinio draustinio. Ir tu negali net rožių pasodinti į tą žemę, nes aš visą tą suprantu, bet tai iškart viską vilkina, nes norisi padaryti greičiau, kai užsispyrė, ten skubam su laiku ir panašiai, bet toks yra apribojimas, terasas statai ant plytelių, be jokio pamato, rožių įkas negali, tada sėjai žolę, panašus dalykai. Antras dalykas, ne visos savivaldos yra stiprios ir mes kaip aš nesu verslininkas, man labai juokinga, kai mane pavadina verslininku, nes mes esam kažkiek ten idėjų generatoriai, kurie tik sugebam kažkaip akumuliuoti lėšas, plus tą, ką uždirbam, reinvestuodami į tą pačią struktūrą, beje valstybinę, nes mes išsinomavę tą vietą esame, mes nesam savininkai. Vitalijau, jūs irgi kaip Dalia pasakė, irgi į nulį išeinat ir laimė? Mes visiškai, ta prasme, kartais ir žemiau nulį. Vis dar žaidžiat apie nulį, ar ne? Mes apie nulį, ta prasme, mes čia nėra kas slėpti. Tai yra tiesiog idėjų įgyvendinimas, tai mūsų gyvenimo būdas toksai tapo, nors žmona labai prieštarauja dabar, sako, nekartotų antrą kartą, bet tai yra tiesiog idėjų įgyvendinimas, o ne verslas. Ir kai sakom kultūros verslumas, tai tas truputį yra toksai oksimoronas, nes čia nėra tas uždirbimas, čia yra reinvestavimas, ką tu uždirbi tam, kad galbūt ateityje tas būtų sukurtos geros sąlygos kultūrai, infrastruktūra sudaryta, plenerams, seminarams, apgyvendinimas ir panašiai. Tai tokie iššūkiai yra didžiuliai, kad kai būna tu investuoji net ir tas programas fondų, jeigu taip trumpai tariant, kas jeigu galvoja tą daryti, tai vis tiek tai yra apie 20% tavo pinigų prie to turi būti pridėta. Ir tas vėlgi, kas yra, kadangi problemas reikia kelti, problema yra biurokratija didžiulė, nes valdyti tą procesą visą yra nežmoniškai sunku. Mes tam turim samdyti žmonės, kurie tą tikrai išmano, nes nei aš, nei Laisvė, nei mano pusbrolis, mes su tom eilutėm nesukovosim ir procentais ir ten kažkokiais. Tai yra neįmanoma, bet to mes turim dirbti savo darbus, kad galėtume įgyvendinti Merkinės idėją, taip trumpai tariant. Tai yra šalutinė veikla, hobis vos ne, hobis, kuris virto tokia idėja, kurią reikia įgyvendinti. Bet tai man patinka, aš tikrai nesiskundžiu, aš tik sakau, kad yra kiekvieną dieną labai reikia daug kūrybiškumo tam, kad įveikti kažkokius iššūkius, dalykus, su kuriais tu susiduri, nuo tų rožių pasodinimo, pavyzdžiui, arba negali įrengti saulės baterijos, nes tai yra dar plus ir nacionalinis parkas, nes tai sugadins kraštovaizdį. Aš tą viską suprantu, bet tiesiog reikia kiekvieną dieną priimti kaip iššūkį, o baigsiu savo trumpą pasisakymą, jeigu sugebėjau iškelti kažkokią problematiką, tai džiaugiuosi, kaip Tedas Terneris sakė, kelkis anksti, dirb daug ir reklamuokis. Tai mes tai ir darom. Rimantai, ministerijos atstovams teks atsakyti į šitą, kad jau pradėjo Vytaras. Tai iš tikrųjų labai įdomios patirtis ir aš kiek domėjausi iš tų 5 projektų, kurie yra būtent Europos ekonominės erdvės finansuojami ar remiami, tai šitas būtent Merkinės projektas yra jo užbaigimo data nukelta labiausiai, turbūt ten spalio 31 šių metų, aš nežinau, ar jums pavyks jau į tos terminus tilpti, nes iš tikrųjų, kuo vietovė unikalesnė,
paveldo vietovė, archeologinis sluoksnis, natūralu, kad paveldo prievaizdai, kaip sakant, jie irgi savo funkcijas vykdo ir kelia tuos papildomus rūpesčius projekto įgyvendintojams, bet natūralu, kad tokie dalykai, matyt, jie nėra, jie neišvengiami ar vienaip ar kitaip, jie turi būti išspręsti. Aš labai tikiuosi, kad paveldo apsaugos institucijos ir specialistai dirbantis ten, jie irgi supranta, kas čia vyksta ir žiūri į tai, bet jie negali, sakykime, prasilenkti su įstatymais ir reikalavimais. Bet aš dar norėjau truputį sureaguoti, nes gerbiama Dalia kalbėjo apie galvas ir apie prieš 20 metų, kaip ten norėjo keisti. Tai truputėlį, žinot, galvas keisti taip, bet pagrindinis dalykas, ko norėtųsi ir ko visi turėtumėm siekti, tai to visuomenės aktyvumo. Tai yra iš apačios, kad eitų tos iniciatyvos ir kaip jas skatinti. Ir tos mano jau minėtos priemonės ar tie instrumentai, jie yra būtent sukurti tam ir bandomi dar tobulinti. Lygiai taip pat, jeigu kalbėti apie kultūros tarybos finansavimą, mes šiemet jau irgi esam išėmę valstybinių nacionalinių muziejų tą programą iš kultūros tarybos ir bandom, pagal galimybės atlaisvinti daugiau lėšų nevyriausybiniam sektoriui, dar labiau juos skatinti ir iš tikrųjų, kad konkuruotų galų gale, jeigu jau ten konkuruoja viešieji subjektai su savo paraiškom, tai tegul konkuruoja ten savivaldybės, bet ne valstybinės įstaigos, ne nacionalinės įstaigos, nes ta konkurencija tada nėra lygiavertė. Tai šituos žingsnius mes darom, kiek mums pavyko padaryti taip, o apie tas galvas, žinot, lėčiausiai keičiasi tas mąstymas. Jam reikia laiko ir gerbiama Dalia pagrindiniam pranešime šiandien irgi kalbėjo kelis kartus, sakė, kad užtruko 15 metų, kol pamatė tuos rezultatus, kol galėjo kartu pasidžiaugti nuo tos sunkios pradžios, kada buvo pagrindinis tikslas turėti tą nulį. Tai, žinot, taip, bet mąstymas keičiasi, Lietuva keičiasi, mes iš tikrųjų sparčiai judami prieki ir tą rodo jau ir, jeigu mūsų jaunimas pats laimingiausias pasaulyje, tas jaunimas, kuris gimęs nepriklausomai Lietuvoje, tai šitą sako ir aš skaičiau vakar ar užvakar, ten buvo komentarai, Guardian klausinėjo žurnalistai Vilniuje mūsų jaunimo ir klausė, kas jūs darot laimingiausiais pasaulyje ir kodėl jūs save tokiu, ar laikot save tokiu, tai sakė, mums galimybė veikti laisvai, daryti, ką norim, planuoti, ką norim, kažkas pasidžiaugia gavęs ten kažkiek tai eurų stipendiją ar kažkokią paramą filmui sukurti, tai jaunimas mato daug galimybių ir iš tikrųjų jomis naudojasi ir aš manau, kad visi kartu mes keičiam Lietuvą ir žengiam sparčiai į priekį. Beje, paskaitęs apie laimingą jaunimą, aš kažkaip pirmiausia pagalvojau, bet mes prie to tai irgi prisidėjom, ne? Tiesiogiai. Vytras kažką norėjo reaguoti. Labai puikiai žinia iš viceministro apie kultūros tarybos skirstomą paramą, pavadinkime, ar kažkas tikslaus pavadinimo, nežinau, nes pernai buvo iš tiesų tokia nuoskauda, kad vyriausybė finansuoja vyriausybinės įstaigas, tuo tarpu tie, kas investuoja honorarus, turi mokėti atlikėjam ir panašiai, privačias uždirbtas sunkiai lėšas, lieka ant ledo, nes reiškia, sviestas sviestuotas toks gaunasi, tai truputį atrodė mums neteisinga ir ši žinia iš tiesų labai džiugina. Beje, Vytarai, tau komentaras iš žiūrovų, kad vokiečiai turi sukūrę čerpę su saulės baterijomis skirtomis paveldo objektams. Labai gražiai atrodo. Pagooglink arba pačiatink, kad tau pasakytų, kur yra. Vienas iš mūsų žiūrovų sako, taip, regionams reikia aukštojo meno. Yra programos jį atvežti, bet niekas jų nefinansuoja. Kaip pritraukti žiūrovą, susimokėti už tai, ko jis dar nepažįsta? Dalia galėtų, aš manau. Mes esame susidūrę su šitą problemą, nes nesame gavę
finansavimo išvežti mūsų spektaklius. Pagrindinė problema, kad jų mastelis yra labai didelis ir labai daug žmonių yra užimta operos spektaklyje, kad jisai kažkur išvažiuotų, jau nekalbant dekoracijos ir visko, bet mes norėjome pravažiuoti per visus didesnius miestus Lietuvos. Ir Kaunas ir Klaipėda mums iš tikrųjų buvo labai sėkmingai, nes mes be jokios ministerijos ar kultūros tarybos projektų paramos sugebėjome išvežti spektaklius dėl to, kad žiūrovas tapo pats rėmėjas. Deja, mes turėjome nuimti savo spektaklius Šiauliuose ir Panevėžyje, nes mes negalėjome surinkti pakankamai žiūrovų. Nes 100 žiūrovų neišėjo, reikia daug žiūrovų, kad būti nulyje, suprantat. Tai mes negalėjome būti tame nulyje, nes negalėjome surinkti tiek žiūrovų, kad žiūrovas pataptų to proceso rėmėjas. Bet aš galvoju, kad čia kaip tik ir tuo metu, mes nedarėme to dabar, tai buvo gal prieš kokius 8 metus. Manau, kad tai yra labai didelė problema, nes mes neturėjom rankų, neturėjom tada dar galimybių tokių, taip nenaudojame tiek socialinių tinklų ir taip toliau, negalėjome žmogaus prikviesti. Bet turiu pasakyti, sukūrėme projektą XYZ, kuris buvo elektroninė muzika, paversti žymiausi operų arijos ir duetai. Ir su projektu XYZ mes sugebėjome apvažiuoti labai daug šitų visų kitų miestų, nes tai buvo opera, bet buvo ir su elektronika. Ir jaunimą, ypatingai jaunimą, tai buvo mano didžioji apgavystė, nes čia buvo grinas melas, reiškia, bet melas gerasis, baltas, kad pritraukti jaunimą ir jauną žiūrovą į operą klasikinę muziką, mes įvilkome tas arijas ir duetus į tokią populiarią jiems prieinamą formą ir tuomet tai pasiteisina. Vadovasta kažką norėtų. Ačiū turiu. Aš norėčiau tiesiog skaičiais įgarsinti tai, ką Dalia kalba. Pernai metais Lietuvos kultūros taryba organizacijų finansavimui skyrė 20,5 milijonų eurų. Po to vyko projektai, festivaliai, renginiai ir taip toliau. Mes gavome ataskaitas ir juose buvo pateikti duomenys apie gautas pajamas. Suprantama, paklaida gali būti, bet mes tikime duomenimis, kuriuos mes gauname ir tikime, kad jie yra pateikti sąžiningai. Taigi, ką mes sužinojame? Dar kartą, valstybės lėšų investuota 20,5 milijonų eurų, o pajamų gauta 6,3 milijonai eurų. Gal ir visai neblogai, sakyčiau, visai neblogai. Bet kur yra liūdnesnė pusė? Regionuose, o iš mūsų perspektyvos, tai yra visa Lietuva išskyrus Vilnių, Kauną ir Klaipėdą, visa kita mūsų perspektyva yra regionai, juose gauta tik 560 000 eurų. Tai aš nežinau, kodėl. Ar dėl to, kad nebuvo apskritai bilietų politikos. Vat kaip minėjau, nueini į galeriją, pavyzdžiui, aš esu buvus Panevėžio galerijoje, sako, bilietas 1 euras. Tai puiku. Ar jeigu vis dėlto buvo bilietų politika, buvo ir reklamos ir taip toliau, gal tiesiog gyventojai, nenusiteikia mokėti? Nežinau, labai ilgos diskusijos tai būtų, bet tiesiog statistika iš mūsų pusės tokia. Čia yra bendra problema. Galėčiau paaiškinti iš praktinės patirties. Iš tikrųjų, regionuose prisikviesti žmonės į renginius. Tai aš, Vytaro žmona Laisvė iš Merkinės fabriko, aš noriu pasakyti, kad prisikviesti žmonės regionuose į renginius yra misija neįmanoma. Ir nesvarbu, kaip gerai tu komunikuoji socialiniuose tinkluose, pas tave į nemokamą renginį, pas mus Merkinėje ateina tie patys 40 žmonių.
Geriausiu atveju. Čia labai nemažai, čia labai dar nemažai. Bet čia yra geriausiu atveju į nemokamą renginį. Taip. Kai mes Čia atsiprašau, patikslinti, į filmus, į seminarus ir į didelius koncertus ateina daug. Taip, bet mes rengėme operą su džinsai šiemet 3 kartą, birželio 22 dieną, labai kviečiam. Tai kai kalbėjote apie tai, kaip prisikviesti žvaigždės, tai Dalia tikrai pas mus ir Pautienius dainuos, ir Kęstutis Alčiauskis, ir Šapalas Rafailas Karpis, taip. Taip, iš tikrųjų įmanoma, jeigu nori, bet mes šiemet svarstėm, ar daryti mokamą šitą renginį, ar nemokamą. Ir mes supratom, kad negalim daryti mokamo renginio, neįmanoma, todėl kad mes tikrai neturėsim tada žmonių ir mes liksim, vėlgi bendruomenė negalės ateiti ir mes išsprendėm šitą klausimą taip. Mes savo restorane darom mokamą rezervaciją prie staliukų, visi kiti gali renginį žiūrėti nemokamai. Tai iš tikrųjų aš nežinau, kaip reikia komunikuoti, kad tie žmonės ateitų ir dar susimokėtų šitą. Čia Asta iškėlė labai gerą klausimą ir iš tikrųjų aš tai manau, kad tam reikia laiko. Ir būtent kuo daugiau kultūros bus toj periferijai vadinamai, žmonės po truputį edukuosis ir viskas pakryps į gerąją pusę. Na, bet aš sakyčiau, kalbant apie kultūrą, aš sakyčiau, kad šioje šalyje mes iš tikrųjų vis dar neturime kultūros susimokėti už produktą, už gerą produktą susimokėti brangiau. Neturim šitoje šalyje, vis dar. Dėl to, kad pas mus iki šiol yra mentalitetas, kad menininkas ar kultūros žmogus, jis kažkokiu būdu turi gyventi iš oro. Jis turi būti įkvėptas, jis turi būti toks kitoks ir neduok Dieve, kas nors pagalvos, ar jis pats pasakys, kad jam reikia atlyginimo nueiti ir nupirkti vaikui pieno ir bulkos. Nebūtinai, aš sakyčiau, kad jisai turi tokią pačią teisę nuvažiuoti į Kanus pailsėti kaip ir mes. Ne, tai užmiršk apie Kanus. Tai apie pieną reikia baigti šnekėti. Taip, o jeigu reikia pradėti galima... kalbėti, kad mes turime teisę gyventi labai gerai, nes ši šalis nėra tokia neturtinga. Taip, ir dar labai noriu pasakyti apie nemokamus renginius. Ir dabar jau būsiu tokia nepopuliari, galite jau mane primušti išėję. Suprantat, aš galvoju, kad čia yra didžioji bėda, kad mes išmokėme visuomenę gauti nemokamą renginį. Tai čia mes už tą renginį apmokėjome, prikvietėme, padarėme ir davėme nemokamai. Bet kodėl mes jį davėme nemokamai? Žinot, taip nėra. Spantat, kai man sako, oi, žinokit, žmonės pinigų neturi. Palaukit, bet cigaretės rūkyti turi pinigų. Į kavinę nueiti turi pinigų. Bet aš, kaip norėdavau nueiti užsienyje, Londone gyvenau, neturėjau pinigų, norėjau nueiti į kiną. Aš negėriau kavos. Ir kartais negėriau kavos 3 dienas. Arba aš ėjau pėsčiom ten, kur galėjau važiuoti traukiniu. Ir tada sutaupiau pinigų ir nuėjau. Ir, dabar, pavyzdžiui, pas mus, jeigu darai kokį nors renginį, patys kultūros organizatoriai, žmonės, visi kažkodėl tai galvoja, kad turi ateiti pas tave nemokamai. Ir tuo metu, kai aš nuo 2006 metų uždariau nemokamus bilietus, tai manęs visi baisiausiai nekentė. Įsižadėjo totaliai, aš buvau kaip ragana iki šiol. Tai ką aš sakau, kad mes turime kažkokiu būdu pralaužti mentalitetą, kad visi negalvotų, kad tai turi būti nemokamas renginys. Tai čia atsiprašau. Mes laiko turime nebe taip daug, būkime trumpesni. Rimantui, žodis. Labai trumpa tokia reakcija. Tai aš galvoju, galbūt ten, jeigu vietos bendruomenės žmonės, gal jiem reikia nemokamai, bet jeigu jau jūs darot renginį kaip opera birželio 22 ir pas jūs važiuos iš Vilniaus, Kauno ir iš kažkur žmonės, tai tegul susimoka, jeigu jau gali, jie tikrai gali atvažiuoti, gali susimokėti už kelionę, tai gali susimokėti ir už bilietą. Tai kažkokius tokius galbūt reikia mišrius variantus, ar pavyzdžiui, Rokas Kašėta su savo talkininkais organizavo Čiulba Ulba festivalį, mes buvom pernai nuvažiavę, mokėjo žmonės
pilna privažiavę, laukas, mašinos netilpo ir manau, kad galima kažkaip... Čia labai gerai pastebėti ir tai yra paskutinis festivalis šiemet, kuris neišsilaiko. Gražiai baigėsi. Nes tiesiog nebeišsilaiko. Gerai, mes turime keletą klausimų labai greitai, jeigu įmanoma, kas galėtų juos atsakyti, kad būtų atsakyti visi mūsų žiūrovų klausimai. Ar tikrai regiono muziejai turi pakankamai lėšų vykdyti kokybiškas kultūrinės veiklas, siūlyti naujas kultūrinės programas ir renginius? Toks klausimas. Ar tikrai regiono muziejai gali tai padaryti? Čia, aišku, turbūt priklauso, koks muziejus ir kurioje vietoje, ar ne? Kas nors norėtų? Trumpai. Kadangi esu ir Merkinės muziejaus tarybos narys, tai galiu atsakyti, kad tai labiausiai priklauso nuo muziejaus darbuotojų. Ir, pavyzdžiui, Merkinės muziejaus direktorius ir pavaduotojas yra nuostabus jauni žmonės, kurie įdeda visą širdį ir tikrai ten netrūksta niekad lankytojų ir netgi į priekį užsakinėja. Apie kultūrą kalbame. Ir beje, atsiprašau, dirba savaitgalį. Apie kultūrą kalbame. Dirba savaitgalis. Apie kultūrą kalbame kaip apie laisvalaikio praleidimo formą. O ką kultūra regionuose gali dar? Kiek ir kur tas Eugenijaus horizontalumas gali skverbtis? Tai geras labai klausimas, ką gali dar. Ir čia, kaip ir Vytaras sakė, labai priklauso nuo vietos. O to vieno recepto tikrai nėra, bet kas toje vietoje labiausiai skauda, atrodo, ta kultūra gali prie to prisidėti, jeigu matyti tai kaip vieną paveikslą. Tie patys pavyzdžiai, kurie yra čia, šiandien, švenčionėliai, buvo aukštumoje, didelė arterija šalia einanti, ar ne, neįveiklinta, nėra. Kaip pritraukti, gal uždaryti stoti tiesiog, ar ne, atidaryti kažką, atsirado kultūrinis taškas, kuris traukia ir apsilipdė, užaugo, organiškai užaugo, kaip viceministras sakė, iš apačios gimė ir sprendžia, problema sprendžia ir taip sprendžia, kad reikia šiek tiek jau pagalvoti, kur yra ribos. Tai kiekvienas, ką gali kultūra, labai gali viską, bet labai priklauso nuo žmonių. Ir čia tas netrukdyti tiem žmonėms, kurie mato, ką gali kultūra, įgalinti juos ir aš daug kur tai sakiau, ir architektams sakiau, ir startuoliam pasitikėti jais. Kas būtų, jeigu mes truputį mažiau sudėtume saugiklių, pažiūrėkim, kas gali nutikti blogiausio. Jeigu neprašysim ataskaitoje už kiekvieną eurą ar nupirktą, nežinau, rodiklį, indikatorių ir taip toliau. Kas blogiausio gali atsitikti ir aš manau, kad mes pasimokytume. Aš tikiu, kad nieko, kad gimtų daug nuostabių laisvų dalykų, jeigu šiek tiek paleistume. Bet tam reikia laiko ir aš manau, mes ten keliaujame. Taip, mažiau įtarinėti vieniems kitus. Receptų regionams, kaip prisitraukti žvaigždės, nereikia. Kokiais būdais atitraukti eilinį gyventoją nuo televizijos ekranų, kad pamatytų jau kūriamą kultūrą? Kaip išjungti elektrą? Aš visą laiką pasakoju pavyzdį prieš jau daug metų Kintose bažnyčioje evangelikų liuteronų koncerte. Mes sėdėjom iš New Yorko pianistas ir aš sėdžiu, šalia manęs močiutė sėdi. Ir koncertas buvo trumpas, 20 minučių ir jinai jau jam pasibaigus sakė, o tai jie čia repetavo ar ne? Ir visą laiką jin galvoja, kad koncertas dar neprasidėjo. Tai jinai atėjo, bet čia ir kaip tą profesionalų meną, kaip Dalia sakė, įvilkti, reikia jį... Negalima taip tiesiog mesti jo ir tikėtis. Žiūrėkit, koks nuostabus dalykas. Jį reikia įvilkti į vietą, į amžių, į tai, kas yra ta vietos dvasia. Ko čia GPT ir nesugeneravo, ką turėjo Vytaras pridurti. Autentiškumas. Jeigu mes tai pateiksime vietos kontekste, tas žmogus tikrai ateis. Ir aš galbūt taip nemenginčiau televizijos, galbūt galima ir, nes mes labai mėgsta vienas kitą, taip maždaug, tu žiūri televizorių, arba tu vartoji neteisingą kultūrą. Tai čia nelygis, gal mažiau to apie lygį, gal tiesiog rodykime gerus pavyzdžius. Kaip nebūti nulyje, klausimas yra Dalia. Kaip nebūti nulyje? Esminis klausimas. Dirbti kitą darbą. Dirbti kitą darbą, puikus patarimas. Man atrodo, kaip nebūti nulyje, matyt, kažkada tai turi baigtis kantrybė ir tu pats turi savo pasakyti, kad aš negaliu būti, organizacija nebegali daugiau būti nulyje. Ir ieškoti, matyt, kažkokių tai dar kitų būdų. Aš savo Vilnius City Opera veiklą turėjau sumažinti ir pakeisti, nes po 15 metų buvimo nulyje
aš jau nebegalėjau būti nulyje. Bet šitoj vietoj galiu pasakyti, kad dar nebuvau nei galvų daužyti, nei kaklų smaukti. Tai gal, žinokite, kartu galbūt bandžiau viską daryti pati viena, bandžiau kurti šalia. Tai aš galvoju, žinokit, ką žinau, mes turime kartu sujungti visas rankas, visas galimybės. Ir valstybinius pinigus, ir privačius pinigus, ir lokalius, daryti bendrą veiklą ir gal kada nors būsime ne nulį. Bet manau, kol kas nulis, mano manimu, yra tikrai gera pergalė. Vat jeigu kada, Asta pasakys, kad davėm 20 milijonų, ir 20 milijonų sugebėjo uždirbti. Vat jiems nulis, žinokite, būtų labai geras rezultatas. Teisingai sakau. Bet matot, pavojinga tada bus, nes pradės mažinti tuos milijonus. Sakys, o žiūrėkit, viskas, puikus gyvenimas. Taip man ir daro. Žinot, kaip būdavo, aš parašau paraišką, rašau tenai naktim, viską priduodu, po to jos negaunu. Po to eidavau aiškintis, o kodėl man nedavė. O sakė, o tai kam duoti Bilhuptaitį, taigi pati suranda. Kas dar turi pasiūlymų apie nulį? Manau, kad čia geras paskutinis klausimas. Aš tai pasakysiu, kad pagal šiandienos situaciją gerai, kad ne minusas. Nulis nėra blogai, pritarsiu daliai tikrai. Nulis jau gerai. Bet po to gal bus ir pliusas. Gerai, mes apibendrinkime mūsų diskusiją, kas dar norėtų, kam liko kažkokia mintis, kas dar norėtų šūktelėti ar pasakyti, ar pridurti, ką nors prie to, kas jau buvo pasakyta. Nebūtinai visi, nebūtinai iš eilės, nes kažkaip, žinot, paskutiniu laiku tai prezidentiniai debatai, tai parlamentiniai Europos, tai kiti labai panašu darosi. Aš baliuose mėgstu visada pirmas pasakyti tostą, kad po to nereiktų, nes, žinai, nes po to liežuvis pinasi. Po to jau pinasi, tai aš tik trumpai labai, kad mano galva Lietuva gyvena aukso amžių dabar. Ir aš labai tikiuosi, kad šiame aukso amžiuje vis daugiau atsiras reikalų, lėšų, visokių iniciatyvų ir kultūrai. Ir ne tik miestuose, bet ir visoje Lietuvoje. Tai turi būti mūsų visų sėkmės. Kas nors dar norėtų? Aš gal trumpai, čia skambėjo tas bendruomenių žodis, bet kaip ir regionai yra šiek tiek jisai toks išpūstas ir be turinio, tai čia gimsta Lietuvoje tokia vietokurininkų tinklas, asociacija. Labai laukiam. Tai man labai patinka, kas gimė tenai tokia mintis. Bendruomenės kaip modernus veikimo būdas. Ir čia labai susijęs su regionais, kultūra ir verslumu netgi. O tas mes nebe po vieną, ne individualus kūrėjai, nors irgi labai svarbu tas vedlys ir ėjimas priekė, bet bendruomenė kaip veikimo būdas yra geras būdas veikti. Nes čia, kai valstybė jau mūsų, kai mes patys savo bendruomenėmis už savo valstybę atsakom ir esam jo šeimininkai, pagaliau. Tai dar norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų apie tas priemonės ar tos instrumentus, apie ką čia kalbėjom, iš tikrųjų mes juos bandom kaip pilotinius, bandom parodyti tuos pavyzdžius, bandom finansuoti ir tam tikrus židinius Lietuvoje įkurti, bet iš tikrųjų čia Narūnas daug kalbėjo apie neringą, neringa išskirtinė, antra kultūros indekse, bet šitoj vietoj labai norėtųsi, kad būtent tuos židinius pastebėtų ir savivaldos politikai, savivalda ir būtent, kad tas leistųsi vis tik žemyn ir sulauktų deramo atgarsio, lygiai taip pat ir finansavimo, nes iš tikro, kai važinėjom po savivaldybę su ministro komanda, tai pastebim gana skirtingų situacijų ir norėtųsi iš tikro to tokio vieningesnio požiūrio į tas kultūrinės iniciatyvas iš savivaldos. Kadangi skelbiau skaičius apie pajamas, tai man atrodo, kad nereikėtų pamiršti, jog regionas visada gali pritraukti
miestiečius, nors kalbėjom, kad neskirstykim, bet vis tiek yra žmonės, kurie gyvena mažesniuose miestuose ir didesniuose miestuose. Kaip pritraukti? Tik tai unikaliomis patirtimis, įdomiais sumanimais ir taip toliau. Aš esu viena iš tokių, kur važiuoju, nežinau, į Zarasus, ir toj pačioj Merkinėje irgi buvau tikrai ne vieną kartą, bet kur. Ten, kur yra įdomus objektas, įdomi patirtis, aš tai pasiryžus. Ir aš tai ne viena tokia esu. 80% yra. Tai, bet vėlgi klausimas, kas čia yra unikalu. Ir vėlgi iš Lietuvos kultūros tarybos perspektyvos mes turim 7,000 unikalių idėjų, tų idėjų autorių nuomonė. Bet ar tikrai ta idėja yra unikali ir galbūt vis dėlto, nereikėtų nuvertinti ir pačio lankytojo, klausytojo ar dalyvio, gal vis dėlto žmonės atsirenka. Tai labai sudėtingi šiaip aspektai, bet pasitikrinti galima labai paprastai, tiesiog kaimininės savivaldybės apvažiuoti ir pasižiūrėti, ar ten yra panašus dalykai. Žodžiu, domėtis, važiuoti, ieškoti. Tai gal kažkiek atliepiant tai, ką pasakė Asta ir tai, ką Vytaras pasakė, kai aš bandžiau daryti skirti miestas versus provincija, aš visiškai nenorėjau nieko negatyvaus tame pasakyti. Priešingai, man atrodo, kad mažose savivaldybėse arba regionuose, jeigu norite, yra išties milžiniškas potencialas labai kūrybiškų bendruomenių, labai kūrybiškų žmonių. Man atrodytų, kad, sakykime, regionuose vėlgi yra begalė paveldo objektų, kurie atspindi to krašto identitetą, nematerialaus paveldo apraiškų, yra gyvųjų tradicijų, yra folkloro, kuris pats iš savęs yra labai turtingas ir beje labai įdomus keliautojams. Tiems, kurie keliauja, ne kruiziniais laivais, bet poromis ar po vieną, tai yra galimybė pažinti to krašto, nežinau, istoriją, to krašto žmonės, kūrėjus. Ir čia yra, sakykime, stiprioji mūsų Lietuvos pusė. Lietuva yra be galo įdomus, be galo žalias kraštas. Apie Neringą nekalbėsiu, nes tai yra UNESCO saugoma teritorija, nacionalinis parkas. Jo, bet iš tikrųjų visa Lietuva yra be galo turtinga kultūra. Tik reikia mokyti mūsų kultūros organizacijas būti drąsesniems, eksperimentuoti. Jeigu kažkas nepasiseka, nenusivilti, daryti toliau, pardavinėti savo kūriamus produktus. Nedvasingai pasakiau produktus, bet sakykime, ir tokiu būdu užsidirbinėti. Iš to tikrai gali gyventi jie patys, kaip organizacijos atstovai ir tos pačios savivaldybės. O vietos savivaldoms palinkėčiau stengtis labiau keisti požiūrį. Kultūra tai yra resursas, kuris iš tikrųjų keičia miestų veidus, iš tikrųjų, sakykime, skatina tą patį kultūrinį turizmą, pritraukia investicijas ir taip toliau. Aš nenoriu dabar jau kartotis. Tai yra milžiniškas potencialas, tiesiog reikia drąsiau investuoti į kultūrą ir mes turėsim gerą rezultatą. Aš jau norėjau baigti, bet Vytaras vis tiek ima mikrofoną. Man tai svarbu, kadangi jau čia atvažiavau iš miško, tai turiu pašnekėti. Labai trumpą repliką, aš dar tik pasidžiaugti. Labai noriu, kad išgirdau, kad šioje konferencijoje buvo kalbama apie Hoiskolės. Danijos pavyzdys konkrečiai, pačiam teko būti prieš 25 ar kiek metų. Tai yra unikalus dalykas ir tai dar vienas šansas regionos. Nuoširdžiai sakau, tai yra tobula, kas nežino, laisvalaikio savišvieta, edukacijos, su stovykla, suaugusiems, kaip norit pavadinkit, su maitinimu, su vynu vakare, bet per dieną gali klausyti Bumblausko ar ko nors kito pasirinktą temą. Ir tai yra nuostabus dalykas, jeigu jis ateina į Lietuvą. Valio. Jaučiu, Merkinė atsiras. Rimantas Mikaitis, Rasa Pakarklytė, Narūnas Lendraitis, Dalia Belhauptaitė, Eugenijus Kaminskis, Vytaras Radzevičius. Ačiū Jums labai, bičiuliai.